tu čia pristreikuosi, iš darbo išmes. 400 Kauno trolio vairuotojų kol kas dar rieda miesto gatvėmis. Tačiau gan greit šie visuomeninio transporto darbuotojai į darbą gali ir neatvykti. Esą nuo balandžio 1-osios įmonės administracija mažina troleibusų ridą, sutrumpindama ir kai kuriuos miesto maršrutus. Kartu 10% mažės ir vairuotojų atlygis. Vairuotojus ginančios profesinės sąjungos atstovai sako, turintys informacijos, kad kai kurių bendrovės darbuotojų atlyginimai šiuo sunkiu laikotarpiu buvo pakelti, o vairuotojų liko tokie patys. Mes taip iš tos informacijos, kurią sunkiai gaunam, pastebėjom, kad kitom profesijom atlyginimai yra padidinti ir dabar troleibusų vairuotojų atlyginimai gavosi jau santykinai mažesni negu kitų įmonėje dirbančių profesijų žmonių. Tai vienas buvo toksai motyvas. Dabar kitas motyvas, lyginant su akcinės bendrovės Kauno autobusai vairuotojais. Ten atlyginimai didesni, kaip minėjau, litų 40, apie 10% lyginant su mumim yra. Mes važiuojam tą pačią kilometražą, tą pačią ridą mieste, netoli 11 milijonų kilometrų per metus, tačiau vairuotojų pas mus yra 70 mažiau. Berods, kadangi mes turim tik 330 vairuotojų, o Autrolį dirba virš 400. Autrolio administracija sako išpildyti vairuotojų reikalavimų neturinti iš ko. Esą pernai iš savivaldybės biudžeto įmonė dar gavo maždaug 30 milijonų litų dotacijų. Šiemet 3 milijonais mažiau. Būsimam streikui administracija sako besiruošianti, agituoja, kad žmonės nestreikuotų, savo apsisprendimą prašydami patvirtinti parašais. Šiai dienai aš sunkiai įsivaizduoju streiką, nes aš turiu daugumos vairuotojų parašus, kurie sutinka su esama situacija ir sutinka su darbo krūvio mažinimu. Šiuo metu visi darbuotojai turėtų labai realiai vertinti tas sąlygas, kurias gali įmonė jiems sudaryti. Tokie reikalavimai, kurie netgi šiuo metu yra keliami Autrolio profsąjungo apie atlyginimų didinimą šiuo metu, kai visi žinome, kokia yra ekonominė situacija, tai manau, kad tikrai nėra pagrįsti. Savivaldybės atstovas tikino, kad miesto gyventojai nepatogumų dėl mažinamos maršrutų ridos esą nepatirs. Visiškai nekursuos vos keleto maršrutų troleibusai ir autobusai, kai kurių kelionių maršrutai trumpės. Tuo metu didinti vairuotojų algų esą nėra pagrindo. Į rankas Kauno vairuotojai šiuo metu gauna vidutiniškai 2000 litų. Informaciją apie savo atlygį Kauno politikams galų gale pateikė ir bendrovės administracija. Vidutinis troleibusų bendrovės generalinio vadovo atlygis siekia 10 000 litų, neįskaičiuojant galimų priedų. Tai ne pirmas troleibusų vairuotojų streikas Kaune. Prieš 16 metų į miesto gatves 4 dienas neišvažiavo nei vienas troleibusas. Ar šį kartą bus atsižvelgta į vairuotojų reikalavimus, ar kauniečių laukia troleibusų blokada, turėtų paaiškėti po 2 savaičių. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.